Šiuo metu esame Lietuvos sporto komplekse Druskininkuose ir esame sezono pasiruošimo stovykloje. Per dieną turime, jeigu taip skaičiuojant, 4 treniruotės, tai rytais būna sporto salė, po jos seka plaukimo treniruotė, tada turime pertrauką ir vakare yra treniruotė lauke, aikštynė, arba būna krepšinis, arba kaip dabar turėjome tempimo treniruotę ir po to dar viena treniruotė baseine. Kas tai yra 3 stovyklos diena, tai dar stipriai pasakyti negaliu, nors jau nuovargis šiek tiek yra jaučiamas, tai manau stovykla yra efektyvi ir matysime, ar jinai duos rezultatų. Čia mobilumai buvo treniruotė skirta, prasitempti šiek tiek, sąnariams, sausgyslėm, tiesiog lankstumui šiek tiek ir tuo pačiu su lazdom dar padarėm pilvo presui. Tai po sezono visą laiką žaidėjom duodama pailsėti, po to individualiai, sakykime, maks iki 3 savaičių, nedaugiau, po to savarankiškai gali pradėti judėti, kas nori, ten pagal poreikį, daugiau, mažiau, bet ten tokie tempimai arba mini kažkoks pajudėjimas būtinas. O kai stovyklos, tai jo, tas pirmas mėnuo, tai yra po truputį įsivažiuojama, didinami krūviai, pasiruošimo metu yra didesni krūviai negu sezono metu. Jie keičiasi, pobūdis pereina daugiau į vandensvidį, į taktiką, žodžiu, pobūdis keičiasi. Ir vandenį 2 kartus dienoj, ryte plaukiam, vakare daugiau technikos, darbas kojam su sunkesniais kimštiniais kamuoliais, su gumom. Dirbam. Šitoj pusėje gal ir trūksta, biški kulnus kartais pasidaužai, bet į kitą pusę nuplaukus visai kas kita.